miegas, mano nuomonė, yra tiesiog tokie profilaktiniai remonto darbai. Bet lėtasis gilusis miegas, taip grubiai pasakius, labiau gal svarbus yra fiziniam atstatymui, o REM miegas labiau svarbus yra informacijos apdorojimui. Pačiai nervų sistemai. Iš esmės galima taip sakyti. Kas tose smegenyse to ypatingo vyksta tik tai miego metu, kodėl smegenys yra išvalomos tik tai mums miegant? Dažniausia priežastis, kada galim dieną jaustis mieguisti, yra jeigu naktį mes turim kvėpavimo sustojimus. Smegenys geriau už mus žino. Jeigu mes pertraukų nedarysim, smegenys už mus padarys, kai jom reikės tos pertraukos. Jeigu tu šiaip gerai miegi ir, pavyzdžiui, vieną naktį blogai miegojai, pats geriausias dalykas, ką tu gali padaryti, tai nieko nedaryti tą kitą dieną. Dėl to nesinervuoti. Taip. Nemigos pacientai neretai yra labai drausmingi ir pavyzdingi, jie net gali būti linkę į tą perfekcionizmą. Svarbiausia iš tikrųjų miegot, kai tu jautiesi mieguistas, nes jeigu tu nueisi tokiu laiku, nes kažkodėl tai nusistatei, bet, pavyzdžiui, tu nesijauti mieguistas ir tu nueisi, atsigulsi ir tu neužmigsi, nemiegosi ir gulėsi į lubą, žiūrėsi 2 valandas, nieko gero nuo to nebus ir tada pradės vystytis nelabai sveikas santykis tarp lovos ir nemiego. Jeigu žmogus naktį negali miegoti, bet paryčiais kažkaip užmigo, tai jisai nebesikels tuo pat metu kaip kiekvieną dieną ir miegos kiek jam telpa. Ir tas tik dar labiau užderins ritmą, ne? Žmonės, kurie miega per trumpai arba miega prastai, kurį laiką dažniau serga. Ir dažniau serga, ir ilgiau serga, ir yra didesnė komplikacijų rizika, užtrunka ilgiau atsistatyti po įvairių ligų ir taip toliau. Susikaupęs nepakankamas išsimiegojimas arba nekokybiškas miegas didina riziką susirgti Alzheimerio demencija. Kelia daugelio lėtinių ligų riziką. Labadiena, mano vardas Kęstutis, jūs žiūrite tinklalaidę Ilgaamžiškumo pasas. Šiandien turim labai paslaptingą temą, labai visiems aktualią ir labai visus dominančią – miego sveikata. Ir apie miegą, jo sveikatą, kas jį veikia, kodėl jisai svarbus, man padės kalbėtis mūsų viešnios Laura Bojarskaitė, neuromokslininkė, šiuo metu atliekanti tyrimus Oslo universitete. Ačiū, kad atvažiavot. Sveiki, labai malonu. Ir gydytoja neurologė Evelina Pajėdienė, Lietuvos miego medicinos draugijos prezidentė. Sveiki. Malonu. Pradėkim nuo paprastų dalykų. Laura, tai kaip mokslas sako, kodėl mums apskritai reikalingas miegas? Juk vis tiek paradoksas, trečdalį gyvenimo praleidžiam toj būsenoj, kurį visi vadina miegu, tai atrodytų, kur čia gamta padarė klaidą, o gal nepadarė? Labai faina pradžia. Man iš tikrųjų labai patinka, kad įvardinti tą miegą iš pradžių, ar čia yra evoliucinė klaida, ne, mes ten miegam, esame labai pažaidus, pažeidžiami ir kodėlgi taip visgi yra. Man asmeniškai patinka labai paprastai visų pirma įvardinti, kad miegas, mano nuomonė, yra tiesiog tokie profilaktiniai remonto darbai. Ir daug skirtingų tyrimų, rodo, žiūrinti skirtingas organų sistemas, kad, apskritai, kai mes miegame, tiesiog yra taisomi audiniai, atstatomi, papildomos įvairios medžiagos, kurios išsinaudoja dienos metu, papildomos kitos medžiagos, kurios išsinaudojo. Taigi miegas yra tarytum, kaip sakoma, ta kaina, kurią mes mokame, kad galėtume būti prabudę ir žvalūs. Nes vienas dalykas, kas gal nėra taip populiariai žinomas, kad nemiegojimas ir buvimas budriu, žvaliu yra, tiesą sakant, šiek tiek žalinga mūsų kūnui. Ir paskui tas visas mini pažaidas tiesiog, galima sakyti, atstatome miego metu. Bet čia yra labai supaprastintai pasakius. Suprantam, tai toks privalomas biologinis servisas. Išvalom, paremontuojam. Tačiau, Evelina, o tai kas atsitinka arba kodėl, jeigu neturim to serviso kas naktį, kokios mums gresia ligos arba būsenos? Turbūt turi susikaupti šitas visas efektas, kad tos funkcijos nebūtų atliekamos. Jeigu tai yra vienos nakties efektas, mes visi gyvenam gyvenimą ir galim turėti kažkokį miego trūkumą momentiškai. Bet jeigu iš tiesų nei mes skiriam tam prioriteto, nepakankamai išmiegame arba neturime reguliarumo,
Tai galime turėti tuos liekamuosius vadinamai reiškinius ir tada iš tiesų kyla didesnės rizikos išsivystyti tiek lėtiniam ligom, tiek įvairiom medžiagų apykaitos ligom, tiek turėti viršsvorį, tiek prasčiau funkcionuoti dieną, būti emociškai pažeidžiamiem ir mažiau darbingiam, blogiau toleruoti fizinį krūvį. Tai jau tada, jeigu gąsdinant toliau, galima vardinti ir ligas. Bet... Tai galima ir pavardinti, nieko tokio, čia mes visi atsparūs gąsdinimai, bet man įdomu vis tiek, iš kur man suprasti, iš tokių paprastai, jeigu galit paaiškinti, kaip suprasti, kad man jau stinga miego? Tai vienas yra dalykas turbūt miego valandų kiekis, ar mes tikrai sąmoningai pasirenkam, kad mes jų turėsim mažiau ir tada žiūrim, kaip su to funkcionuosim ir kiek išliksim, ar ne, nes jaunam amžiui mes ten studentiškais laikais galim paimprovizuoti ir tikrai savo prioritetą statyti į vakarėlių susitikimus, egzaminų mokymąsi tai naktį ir panašiai. Tai galima nueiti vis dėlto į vakarėlį. Bet po to kaupsis ir paprastai turbūt vėliau suvokiame, kad nebenori šitaip daryti ir norėčiau statyti miegą kaip prioritetą. Tai vienas dalykas yra trukmė. Jeigu mes sąmoningai pasirenkam, mes miegosim 5 valandas, greičiausiai pajusime, jog tai mums nesuteikia pakankamai žvalumo, mes nesugebame tinkamai funkcionuoti dienos metu, o vėliau gal pajusime ir kažkokius simptomus, tiek cholesterolio apykaitos sutrikimą, kraujospūdžio svyravimus, širdies plakimus ir taip toliau, ir taip toliau. Kitas dalykas, jeigu mes turime pakankamą miego kiekį, bet kažkas tame miege nevyksta kokybiškai. Mes galime sakyti, taip, aš išmiegoju reguliariai ir pakankamai 8 valandas, tarkim 7 valandas, tiek, kiek man lyg ir užtektų, bet pojūtis ryte yra blogas, arba dienos metu jis yra blogas. Atsiranda nuovargis, mieguistumas, nežvalumas, ar prabudinėjimą naktį, tai reiškia kažkas jau blogai su pačiu miegu. Tai čia jau gal reiktų ir ateiti ir į tą miego laboratoriją. Tai gerai, tai suprantu, kad 2 komponentės. Miego trukmė, kas galėtų tikriausiai būti individualu. Kiekvienam žmogui galbūt nėra tokios labai standartinis tas miego laikas, bet vis dėlto literatūra sako 7 valandos, 7 su trupučiu, ar tiesa? Tai nežinau, kaip Laura pasakys, bet mes tai niekada nedramatizuojam tos trukmės kaip tokios, nes tai vėl kelia papildomą nerimą ir lūkestį apie miegą. Nesifiksuoti tą trukmę reikia. Ir vėlgi padarytos tos studijos ilgalaikės, adaptuotos pagal amžių ir nustatytos tam tikros lentynėlės rekomendacijos, bet ar tikrai taip, ar ne? Mes vis tiek turim žiūrėti personalizuoti šiais laikais į žmogų. Tai niekada griežtai nesakau, kad turi būti taip ar taip, bet yra vis dėlto kažkokios logikos tame, kad tai net 3 valandos. Nes miegas per tą naktį turi atlikti savo tas minėtas funkcijas ir cikliukus tuos pagaminti miego ir tam tikrą miego stadijų kiekį. Tai vis dėlto turbūt netilpsim per 3 valandas to viso padaryti. Ir pagal amžių, jeigu kalbam apie vidutinio amžiaus darbingą žmogų, ar ne, 40-metį. 60+. Tai aš iškart pagalvojau apie auditoriją, gal tai 40-60, ne, tokį intervalą paimkim kaip pavyzdį, tai turbūt norėtųsi tų 7 valandų vis dėlto išpešti ir... Aš norėčiau šiek tiek tik įsiterpti ir truputį papasakoti, nes matau, kad žmonėm tai rezonuoja, pakalbėti, kodėl yra toks rėžiai platesni, kiek žmogui būtų gerai pamiegoti, kad skaitykim, tai pradedam nuo 6-7 valandų, bet kai kuriem galbūt reikia ir 8 ir 9 ir irgi mums patiem, ne vieną naktį užtenka kartais ir tų 6 valandų, kartais reikia 8-9 ir aš noriu šiek tiek tiesiog pavardinti, nuo kokių ir nuo kiek daug skirtingų dalykų priklauso, kiek mums būtų gerai naktį pamiegoti, nes tada, man atrodo, intuityviai žmogui darosi aišku, kad tai svarbu žiūrėti, kaip jaučiuosi, būtent kaip Evelina pasakė. Tai kiek mums būtų gerai pamiegoti, iš esmės priklauso, kaip mes anksčiau miegojom prieš tai kelias naktis ar praeitus mėnesius, nuo mūsų genetikos irgi, kaip Evelina minėjo, nuo mūsų amžiaus, nuo mūsų lyties, ant kiek mes protiškai aktyvus buvom, kiek daug naujų dalykų išmokom ar patyrėm, kuo daugiau, tuo daugiau to miego reikės.
miegas, ant kiek mes fiziškai aktyvūs buvom, kiek streso patyrėm, ar sergam ar nesergam, ką valgiam, kada ir kaip valgiam, kiek buvom natūralioj šviesoj, irgi kiek judėjom, netgi nuo metų laiko šitose platumose, kur mes... Matau, dviejų rankų pirštai baigėsi. Ir žmogus tikrai čia dabar turėtų vesti kažkokį kalendorių. Bet ačiū, nes aš ir Lauros ketinau klausti. Tai vieną komponentę aptarėm, trukmė, ir jūs papildėt, ačiū, bet kita komponentė tai yra miego kokybė. Tai Laura, kas vyksta to miego metu? Ką mes vadinam miego kokybė? Čia gal ir klinikinis klausimas, bet pradėkim nuo fiziologijos. Tai vis dėlto, kas ten vyksta, kodėl tai taip svarbu? Tas vėliau pasireiškia kaip miego kokybė. Tai aš tada pradedu visiškai nuo fundamentų, kaip ir jūs sakėt, ir tada, Evelina, prašau įšok papildyti. Tai apskritai, kaip atrodo tas miegas? Tai miegas nėra tiesiog, kad mes užmigom, viena stadija miegas, prabudom ir tada viena stadija to budrumo, ne? Tai miegas susideda iš skirtingų tipų, yra skirtingi miego tipai, yra skirtingos miego stadijos. Tai visų pirma yra lėtasis miegas, dar žinomas kaip angliškai NREM arba non-REM, negreitųjų akių judesių miegas. Ir tuomet antras miego tipas yra tas greitasis miegas arba REM miegas, angliškai dar žinomas kaip Rapid Eye Movement Sleep, dar žinomas kaip paradoksinis miegas. Tai čia, kaip matau, mokslininkai nesutarė dėl vieno pavadinimo, taip sakant. Tai yra šitie du tipai miego. Ir tuomet, jeigu mes imame lėtąjį miegą, lėtasis miegas turi skirtingas stadijas, pradedam nuo 1 iki dabar jau 4, ar... Ne, jau 4 dingo. Tai iki 3. 3 su 4 susijungia. 3 su 4 susijungia, čia irgi vyksta debatai. Bet dabar grįžkime prie tų stadijų. Tai mes užmiegam, yra paviršutinis stadija 1 lėtojo miego, tuomet mes pereiname į 2 stadiją ir šitoje 2 stadijoje mes praleidžiame didžiąją dalį nakties, apie 50%. Man nelabai patinka, kad dažnai jis yra vadinamas negilusis ar paviršutinis miegas, nes atrodo, kad jis kažkoks blogas ir nereikalingas. Kai iš tikrųjų tai yra didžioji mūsų nakties dalis ir ten irgi daug svarbių procesų. Čia apie REM miegą kalbam. Čia yra 2 lėtojo miego stadija. Ir tuomet mes einam į tą 3 lėtojo miego stadiją, dar gal žinoma kaip gilųjį miegą, ten jau pačios lėčiausios smegenų bangos ir čia jau mes miegame giliausiai, mus yra sunkiausia pažadinti iš šitos būtent miego stadijos. Ar šitoje stadijoje sapnuojam? Tarp kitko, lėtojo miego metu mes taip pat šiek tiek sapnuojam, bet daugiausiai mes sapnuojame greitojo miego metu. Būtent to REM. Kai juda akis. Jis paradoksiniu tikriausiai vadinamas todėl, kad paradoksas tame, kad nervų sistema išjungia visus raumenis, išskyrus kvėpavimą ir akių. Tai esi kaip ir įkalintas savo kūne, nes kūnas neklauso. Ir raumenukus, kurie yra prie ausies kaušelėje klausos kauliukų tų. Nes tai yra irgi, taip evoliuciškai. Kad ausis miego metu ir stebėt aplinką. Kad ir kūdikiai, pavyzdžiui, jie turi labai daug to REM miego, nes tai evoliuciškai likę arba gyvūnai. Nes anksčiau ta funkcija ir buvo, kad tu miegi, bet tu klausai ir esi parengti, jeigu ką, tokiai apsaugai, dabar tai mums to nereikia, tikėkime, ar ne? Ir dėl to tas REM miegas truputį pasikeitė ir kiekybiškai, ir struktūriškai, bet... Bet čia ne per 10-metį, čia evoliucijos bėgiai pasikeitė. Taip. Bet Laura, grįžtant prie jūsų pasakojimo, čia suprantu apie miego struktūrą, mes dabar kalbam, tai šiuolaikinis žmogus, kai socialinė aplinka verčia vėliau eit miegot, bet neleidžia vėliau keltis. Mes nukerpam kurią miego dalį ir kodėl tai yra blogai arba gerai. Tai nėra gerai, pradėkime nuo to. Bet pirmąją nakties dalį vyrauja lėtasis miegas, gilusis, antrąją nakties dalį vyrauja greitasis miegas, tai tas, kurio metu mes sapnuojame. Tai jeigu mes keliamės per anksti, skaitykim, didesnė tikimybė yra, kad mes labiau nukirpsim, pažeisim tą būtent greitąjį REM miegą, kad jo pakankamai negausime. Ir tai nėra per daug gerai, ir taip grubiai supaprastintai pasakius, ir Evelina labai prašau papildyk, bet lėtasis gilusis miegas, taip grubiai pasakius, labiau gal svarbus yra fiziniam atstatymui, o REM miegas labiau svarbus yra informacijos apdorojimui. Pačiai nervų sistemai.
Iš esmės galima taip sakyti, ir psichologiniam gerbūviui, emociniai sveikatai, jo atminčiai. Lėtasis miegas irgi žaidžia rolę šituose procesuose, bet, REM miegas yra, skaitykim, pagrindinis žaidėjas čia. Ir kuo papildysiu, kad REM dar toks labai neatskleistas, su giliuoju tai daug vyksta, su limfatinė sistema, su valymu ir taip toliau, bet panašu, kad dabar nemažai irgi to mokslo ir pačiai tikrai tenka turbūt matyti, daroma ir su REM miegu, kad suprasti, kokių dar jisai paslaptingų funkcijų turi. Tikrai taip. Tai tada jau aptarėm struktūrą, o dabar kas vyksta to miego metu. Man labai įdomu, kad mokslas dabar nustatė tą valymosi glimfatinių kelių, čia G raidė, glimfatinių. Gal papasakosit, kas ten vyksta? Ir jūs šitoj srity daro tyrimus, suprantu, dabar Oslo universitete. Taip, tai mano tyrimų sritis paskutinius 10 metų, siaubingas skaičius, kad jau 10 metų, yra būtent su šia glimfatinė smegenų valymo ar smegenų plovimo sistema. Ir aš nors ir dedu tas oro kabutes, bet iš tiesų tai mes kalbame apie tiesioginę to žodžio prasme smegenų valymą, tai pašalinimą įvairių žalingų biologinių medžiagų, metabolitų, susikaupusių biologinių šiukšlių ar netvarkingai susilankščiusių baltymų, kurie jeigu per ilgą laiką kauptųsi, pridarytų žalos smegenim. Ir dabar jau, mano nuomonė, yra pakankamai svarūs moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad tiek prastas miegas, tiek būtent biologinių žalingų medžiagų kaupimasis ilgalaikėje perspektyvoje kelia riziką, nesukelia, dar taip nesakau, bet kelia riziką įvairių neurodegeneracinių ligų, tokių kaip Alzheimerio geriausiai ištirta šioje srityje yra, taip pat Parkinsono ir kitų tipų demencija. Dabar, ką reiškia tas smegenų valymas? Tai apskritai ląstelinės veiklos pasekmės yra, kad susidaro įvairių irgi metabolitų, biologinių šiukšlių taip toliau ir jas reikia pašalinti. Ir mūsų kūne, aišku, yra limfinė sistema, kuri veikia, mano žiniomis, iš esmės pastoviai plius minus, mes ten kiek judam, nejudam, bet smegenyse tos limfinės sistemos nėra ir ten prieš 20 kelis metus buvo rasta ar dar kartą atrasta, nes jau dabar kiti žiūri, kad jau ir prieš 100 metų panašus dalykai buvo atrasti, bet pamiršom. Bet iš esmės buvo atrasta sistema smegenyse, kuri pašalina šitas biologinės žalingas medžiagas ir buvo pamatyta, kad jinai veikia žymiai aktyviau miego metu. Ir būtent aš tą ir turiu ir daug kitų pasaulio mokslininkų, kodėl būtent miego metu. Tai kas tose smegenyse to ypatingo vyksta tik tai miego metu, kodėl smegenys yra išvalomos tik tai mums miegant. Tai dabar Evelinos kaip klinicistės noriu paklausti. Tai kaip mūsų sveikatai reikšmingi tie procesai ir kas galėtų atsitikti, jeigu mes kažkokiu būdu nebeturim to miego arba pakankamai, arba jo kokybė blogėja. Tai kas mums gresia? Jeigu galima čia dar pakalbėti ir apie tai, kaip tai veikia mūsų atmintį, mūsų gebėjimą apdoroti informaciją, kurią gavom per dieną ir kaip tai sveikatai. Nes primenu, žiūrite laidą, tinklalaidę Ilgaamžiškumo pasas. Tai aš vis noriu, kaip čia mūsų tam amžėjimui ir mūsų sveikų gyvenimo metų skaičiui tas miegas prisideda, arba jeigu jos toka, tai sumažinam tų metų skaičių. Taip papildant Laurą, kas buvo jau ir toliau vystoma su pelių labiausiai modeliais, ar ne, bet turbūt ir, gal galim sakyti, ir su kitų gyvūnų modeliais, tai buvo visada labai įdomu perkelti į žmonių modelius. Ir mes turim nelabai daug studijų, nes vis tiek mes turime atsakyti į klausimą, kuris rūpi labiausiai, ar aš nemiegosiu ir susirgsiu Alzheimeriu, nes paima ir žmonės tiesiogiai, ar ne, klausia, arba turi šeimose Alzheimerio demenciją ir klausia, ar aš turiu didesnę riziką, ar ne. Ir mes šiek tiek turim jau dabar ir su funkciniu magnetiniu rezonansu, su įvairiom sudėtingom vaizdinėm priemonėm smegenų, mes galime jau turėti šiokių tokių įrodymų, kad ir žmonėms tas valymas trinka, jeigu mes turime lygiai taip pat tą miego trūkumą ir mažesnį giliojo miego kiekį.
Tai kai jau turime tokių įrodymų, jau galim ir drąsiau sakyti, kad iš tiesų susikaupęs nepakankamas išsimiegojimas arba nekokybiškas miegas didina riziką susirgti Alzheimerio demencija ir kauptis būtent toms specialiems baltymams beta-amiloido toms atsargoms smegenyse ir sukelti tą demenciją. Dėl kitų demencijų, nes jų gali būti visokių atminties sutrikimų, dar reikia daugiau duomenų pasakyti. Ir turbūt bendrai, jeigu mes negalvojame apie tokį baisų scenarijų, kaip susirgti demenciją, mums tiesiog kasdienis blogesnis tas miegas blogina tą darbinį funkcionavimą. Ir kalbant apie tą ilgaamžiškumą, mes tiesiog greičiau patirsime tą protinį nuovargį, mes nebūsim tokie aštri, ne tokie dėmesingi atlikti ir taip didelio srauto informacijos užduotis šiuolaikiniam pasauliu. Tai turbūt, jeigu taip norintiems, tikrai galvojantiems apie tą ilgaamžiškumą ir sveikatą, miegas turėtų šalia visų kitų komponentų, kas buvo vardinta jau ant daugiau nei 15 Lauros pirštų, fizinis aktyvumas, reguliarumas, šviesa, mityba ir visa kita, turi būti kaip kolona, lygiai taip pat viena iš. Įtikinant. Ir jūs paminėjot, kad iš tikrųjų ne tik darbo mano veiksmingumas arba efektyvumas nukentės dėl pažintinių funkcijų, reiškia tam tikro žemesnio lygio funkcionavimo, bet yra ir kitų rizikų. Ir aš noriu paprovokuoti pokalbį apie tą vadinamą mikromiegą, kai vairuojant ar kitose situacijose staiga keliom sekundėm žmogus patenka į tokią būseną, kurią gali pavadinti miegu. Bet iš tikrųjų jis gali būti atsimerkęs. Ką specialistai apie tai sako, čia abiem klausimas. Aš galiu pradėti gal nuo paprastesnių dalykų ir tada tu perimsi į klinikiškesnius. Tai mikromiegas man apskritai tokia įdomi labai būsena, nes iš esmės žmogus atsijungia iki sekundės, porai sekundžių, ir pats to net nesuvokia. Ir tai iš esmės nutinka visiems, tai gali nutikti keletą kartų per dieną, ypač jeigu mes intensyviai dirbame, nedarome pertraukų, nesilsim. Tai yra iš esmės labai natūralus procesas, nes smegenis geriau už mus žino. Jeigu mes pertraukų nedarysim, smegenis už mus padarys, kai jom reikės tos pertraukos. Ir pertrauks mūsų darbą. Bet ką mes labai aiškiai žinome, kad kai trūksta miego, tų mikromiegų, mikroatsijungimų sekundėje ar keliom skaičius labai stipriai padidėja ir tai gali būti labai pavojinga, būtent kaip ir jūs paminėjote, ypač, pavyzdžiui, vairuojant arba jeigu žmonės atlieka darbą, kai reikia operuoti sunkiomis didelėmis mašinomis ar jų darbas taip pat paveikia kitus žmonės, čia taip pat aš kalbu ir apie visos medicinos srities darbuotojus, bet tikrai gink dieve nekaltinant juos, nes jie turi dirbti nenormaliom sąlygom, mano nuomonė, tai reikia kažkaip su tuo tvarkytis, bet ką mes žinome, kad per trumpas miegas didina šitų mikromiegų kiekį ir tai tikrai gali būti pavojinga. Tai jau tai labai stipriai mažina mūsų produktyvumą, nes kai tu darai kažkokią užduotį ir tu atsijungi nuo tos užduoties, daug resursų kainuoja vėl sugrįžti tą užduotį, bet tas kritęs produktyvumas tikrai nėra, mano nuomonė, tokia svarbi tema, kaip kad pavojai susiję. Tai aš apie tai ir klausiu. Aišku, kad tuo metu ir dėmesio mechanizmas išsijungia, todėl tai yra rizika ir vairuojant, ir paminėjot medikus, bet man atėjo galva ir skrydžių operatoriai ir kiti specialistai, kuriems ta reakcijos greitis labai svarbus. Tai Evelina, kaip ten su to mikromiegu? Kas čia klinikinis koks tai reiškinys? Ar čia tiesiog miego higienos problema? Tai tiek trumpam norėti užsnūsti, tiek apskritai būti mieguisti dieną mes galim būti dėl įvairių priežasčių. Turėdami pamaininį nereguliarų darbą, ar ne? Neturėdami normalaus ritmo, neturėdami pakankamai miego arba viduje miege neturėdami kokybės. Pavyzdžiui, dažniausia priežastis, kada galim dieną jaustis mieguisti, yra, jeigu naktį mes turim kvėpavimo sustojimus. Turime vis besikartojančius kvėpavimo sustojimus, dar kitaip mes vadinam kliniškai apnėja. Ir ką tai duoda? Ta kvėpavimo pauzelė nulėmė, jog nukris deguonis. Jeigu nukris deguonis organizme,
nukris jis ir smegenyse, negaus pakankamai smegenys deguonies, gausim signalą naktį, reikia prabusti, vėl įkvėpti ir aprūpinti tuo deguonimi ir krauju visą organizmą ir vyks nuolatiniai prabudinėjimai, užmigimai, o smegenys liks ne tik nepailsėję, bet ir deguonies trūkume ryte atsibudusios. Dėl to neretai sergantis obstrukcinė miego apnėja, kvėpavimo sutrikimų miego metu pacientai ryte jaučiasi apduję, nežvalūs, galva sunki, galva skausminga ir juos lydi iš karto dienos mieguistumas. Jie jau gali sakyti, kad atsibudę 8, jau 10 norėtų vėl eiti pogulio ir tai yra pavojinga ir iš tiesų jie vairuoja, jie pilotuoja, jie dirba ir jie gali ne tik mikromiegus, jie gali ir ilgalaikesnius užsnudimus pajusti ir mes juos tyriame ir bandome jiems padėti. Pakalbėkim dar ir apie priežastis. Kodėl mes iš vis miegam? Ne kodėl evoliucija nusprendė, kad tai mums reikalinga, bet mechanizmai. 2 pagrindinės priežastys, ar ne, yra, kodėl mūsų organizmas užmiega. Kadangi jau lenkėt prie 2 mechanizmų, tai ir aš ir Laura galim tą patį, ar ne, papasakot, kad yra... Tai gerai, pasidalinkit. Kad yra 2 reguliuojantis apskritai miegą ir miego ritmo procesai, vadinam irgi, jeigu jau taip moksliškai, homeostatinis ir cirkadinis. Tai homeostatinis yra tas, kuriame dalyvauja įvairios medžiagos, kurios skatina mieguistumą, o kitos kaip tik atsveria ir skatina būdravimą. Ir mes ten turim visokių sudėtingų keiksmažodžių, pavadinimų, neuromediatorių ir struktūrų, į kurias veikia, bet pagrindinė mintis yra ta, jog homeostatinio proceso metu kaupiasi miega mums norinčios, miego tą kaip mes vadinam, tą sleep pressure lietuviškai, miego slėgį skatinančios medžiagos, kurių prisikaupia daug per dieną ir jos mums suteikia tą norą miegoti. Kuomet cirkadinis procesas... Atsiprašau, tai galim bent vieną pavadinimą tos medžiagos. Adenozinas čia. Yra toksai, Nusikeikime eteryje. Adenozinas. Ir čia aš norėčiau giliau, kad žmonės suprastų. Galbūt kartais galvojama, kad kažkokiu būdu aš apeisiu šitą mechanizmą. Bet kiek aš žinau, tai ta skola niekur nedingsta. Miego įsiskolinimas. To adenozino kiekio niekaip kitaip organizmas negali pašalinti, tik miegodamas. Ar teisingai? Taip. Tai ta miego skola, gerbimieji, susikaups. Ką mes bedarytume ir jinai kumuliuojasi, kaip nesumokėta paskola. Tu šį mėnesį nesumokėjai, kitą dieną mokėsi 2 ir taip toliau. Nežinau, ar dividendai kaupėsi. Kaupėsi. Procentai, tie vadinami. Tai gerai, šitas mechanizmas. O kitas yra cirkadiniai ciklai. Taip, šitas mano mėgstamas. Nes gal tai yra, manau, per mažai kalbama apie tai, tiek miego edukacijoje ir per mažai kalbama bendrai medicinoje ir moksle, kad jis yra toks svarbus, bet jį labai sudėtinga tirti, gal dėl to mes ir trūkstam kartais žinių arba dėmesio. Tai cirkadinis yra laikrodis, ar ne? Jis mums pasakys ne norą miegoti, o kada eiti miegoti. Jis įjungs ritmą ir išjungs. Ir cirkadinės sistemos pagrindinis vedlys yra cirkadinis arba biologinis laikrodis. Tai grubiai smegenų centre, virš kryžminio branduolio ten srity, virš regos nervų kryžmės, ne veltui, kodėl ten pasakysiu, yra būtent tas sėdi tas cirkadinis laikrodukas. Tai jis yra tas pagrindinis vedlys, tačiau įdomu tai, kad jis turi sąveikauti su daugybė organizmo ląstelių, kurios turi savo laikrodukus ir tie laikrodukai tose ląstelėse veikia nebūtinai 24 valandų ritmu, gali labai skirtingai veikti, gal viena veiks 26, o kita 24,5. Bet būtent tie atskiri laikrodukai ląstelėse sudaro visą molekulinę, ląstelinę, cirkadinę sistemą už to smegenų vedlio, bet jie būtinai turi sinchronizuotai veikti ir susikalbėti, kad mums tas vedlys įjungtų ir išjungtų ritmą. Ir kodėl vieta, kur jis yra virš regos nervų kryžmės, dėl to, kad pagrindinis stimulas cirkadiniai sistemai yra šviesa.
Turim ir kitų. Reguliarumas pagal kitus visus veiksnius irgi yra labai svarbus. Reguliari mityba, fizinis aktyvumas, gautas emocinis stresas, krūvis ir visa kita lygiai taip pat yra svarbu, bet pagrindinis veiksnys vis dėlto yra šviesa. Ir būtent šviesos signalas mums pasakys, kada gaminti melatoniną. Kitas keiksmažodis, bet toks turbūt labiau visiems pažįstamas ir artimas. Mėgiamas. Tai ir yra tas miego hormonas, bet jis yra būtent ritmo hormonas, kuris pradeda kauptis, gamintis temstant, bet mes turime gauti pakankamai šviesos pirmoji ypač dienos pusėje, kad jis tinkamai gamintųsi ir pasiektų savo piką, vėlgi labai individualu, bet vidutiniškai apie 3-4 valandą nakties ir po to pradėtų leistis paryčiais. Ir va taip melatonino reguliacijoje vyksta tas cirkadinis procesas. Tai aš girdžiu, kad evoliucija arba gamta mums davė 2 mechanizmus. Vienas tai yra cirkadinis, kad klausyk saulės, gamtos ritmo, šviesa, tamsa ir būk paklusnus ir drausmingas, eik miegoti. Bet jeigu tu kartais dėl kokių nors priežasčių bandai išdykauti, tai tau dar davė mechanizmą, kuris nuo tavęs niekaip nepriklauso. Bet tas adenozino kiekis, jis kaip tokia lazda. Vis tiek tau bus pasekmės ir privers gamta tave miegoti. Tai šitoj vietoj, Laura, gal dar kažką pridurt prie tų mechanizmų nori? Čia galiu gal tokį įdomų faktelį, nes dauguma iš mūsų kiekvieną dieną veikia adenozino sistemą. Turbūt to net nežinodami. Tai kofeinas esantis kavoje ir kitose įvairiose dalykuose, bet daugiausiai, populiariausiai vartojamas kavoje, tai kofeinas veikia per adenozino sistemą. Nes kofeino molekulė atrodo labai labai panašiai kaip adenozino molekulė. Ir čia visai įdomiai galima jos vadinti kofeinas ir adenozinas, ten broliai dvyniai, vienas geras, kitas blogas, taip toliau. Bet kofeinas iš esmės keliauja, kai mes išgeriam kavos, kofeinas patenka į mūsų kraujo sistemą. Ir tuomet kofeinas keliauja per visą kūną, bet taip pat nukeliauja į smegenis ir jisai nukeliauja į tas vietas, kurios, pavyzdžiui, reguliuoja mūsų budrumą ir mieguistumą. Receptoriai, kitaip sakant. Taip, ir ten būtent... Ir ką jis ten klastingai padaro? Jo, ir tenai kofeinas gali eiti būtent į tas vietas, kur šiaip adenozinas atsisėda ir stimuliuoja mūsų miegą, sukelia tą miego slėgį vadinamą, bet ten kofeinas nueina, atsisėda ten ir nieko nedaro. Ir blokuoja, ir adenozinas negali prieiti prie tų vietų. Ir tada adenozinas aplinkui kaupiasi. Ir tada visiems labai geras žinomas efektas, kai mes geriam kofeino, jautėmės budrus, žvalus. Tai va taip kofeinas, tiesą sakant, ir sukelia tą žvalumą, budrumą, nes jisai blokuoja mieguistumą sukeliantį adenoziną. Bet tas adenozinas, kaip sakiau, jis niekur nedingsta. Ir tada jau, kai kofeinas po truputį yra pašalinamas iš mūsų organizmo, ir tas visas susikaupęs adenozinas, kaip duoda tą visą slėgį. Ir vėlgi gali būti pačiose netikėčiausiose ir netinkamiausiose situacijose, vairuojant arba dalyvaujant kažkokiam pasitarime arba dar kažkas. Ir reiškia, kofeino poveikis baigėsi ir staiga ta miego banga ir nieko negali padaryti su to, nepasiruošęs. Tai kalbant apie ritmiką, vėl man Evelinos pasakojimas apie mechanizmus priminė studijų laikus. Aš pamenu, kad tada buvo labai populiaru tokie dalykai kaip autogeninė treniruotė. Jinai turėjo tam tikro pagrindo ir aš buvau išsiugdęs tokį ritualą, kadangi kas studijavo mediciną, tai žino, kad ten yra ką veikti. Ir dažnai miego labai trūksta ir tu tampi neveiksmingas, tu sėdi prie vadovėlio, skaitai ir tu pusę puslapio skaitai, pusę valandos ir niekaip negali susikaupti. Ir aš buvau tokią ritualą išsiugdęs, kad buvo tam tikra sofa, ten, kur aš gyvenau, ir ant jos nebuvo galima nei sėsti, nei valgyti, nieko daryti, tik miegoti. Ir aš buvau išsiugdęs tokią sistemą, kad aš galėdavau artėti prie tos sofos ir aš jau neatsimindavau, kai padėdavau galvą ant pagalvės. Aš jau užmigdavau, kas stebindavo aplinkinius, nes tai galėdavo būti popietė, vakaras arba ten netgi nakties pradžia. Ir po 20 minučių buvau išsiugdęs tokį refleksą – atsibusti. Tada tu kurį laiką vėl gali skaityti.
čia mitas, ar čia galim kaip nors paaiškinti? Ar gali žmogaus sąmoningas kažkoks treniravimasis pakeisti cirkadinį, nežinau, ciklą arba tą ritmiką? Yra bandyta daryti taip kaip jūs, nežinau, kiek laiko jūs tai propagavot, tai vėl galim prisitaikyti. Iki 3 kurso, paskui palengvėjo. Galim prisitaikyti, bet vėlgi yra pabandyta visaip skaldyti tą ritmą ir bandyti miegoti skirtingais, vėl vardiškai pagal tos eksperimentatorius yra Uberman režimas kiti, kur galima miegoti ten ir per parą po pusvalandį, tarkim, taip išskaldyti. Arba daryti trumpą nakties periodą, bet dar kelis dieninius. Ta ritmą galima, ar ne, bandyti visaip skaldyti sąmoningai arba dirbant pamaininį darbą, ar ne, turim puikų pavyzdį, ateina pacientai, kurie dirba pamaininį darbą, jie turi ateiti su namų darbais, pildyti arba laikrodukė žymėti visą savo ritmą, kada jie dirba, ar jie turėjo galimybės pamiegoti naktį darbo metu, kaip jie daro po pamainų, prieš pamainas, ir pamatysim įvairovę, kokią tik norite. Ir nėra tai gerai, vis dėlto parodyti eksperimentai, turbūt vėl siejant su tuo pačiu melatoninu, adenozinu, kad ir tom pačiom pagrindinėm miego funkcijom, kad ne veltui vis dėlto tai turi vykti tamsoje ir tai turi vykti tais atitinkamais ciklais, kad mums tų kelių pagulėlių nepavyks turėti. Išsitreniruoti mes galim, nes tiesiog, taip dabar reikia, ar ne, mes labai motyvuoti, nes mums kažkokio miego reikia toliau, tarkim, mokytis ar dirbti. Bet tai yra prieš fiziologiją galiausiai vis tiek. Ilgai taip padaryti turbūt nepavyks, nes žmonėms ilgą laiką pradirbus pamaininį darbą ir staiga nustojus, neretai tenka ateiti pas mus konsultacijai ir sako, aš jau nebeturiu to veiksnio, aš dabar galiu miegoti kaip aš noriu, bet sako, aš kovoju su nemiga. Tai pasekmės lieka. Girdit, gerbėmieji, nedarykite to namuose. Tai nėra sveika. Specialistai nerekomenduoja taip daryti. Noriu pakreipti pokalbį prie to, kas vadinama miego higiena. Žinomas toksai išsireiškimas, bet galbūt ne visi gali išvardinti tai, kas įeina tą miego higieną. Kodėl jinai reikalinga, kodėl jinai svarbi. Jau tokie, reiškia, drastiški nukrypimai nuo miego higienos, kuriuos aš ką tik papasakojau apie savo studijas, supratom, kad netinka. O kas tinka? Klausimas abiems. Aš pradėsiu. Tai miego higiena apskritai yra mūsų elgesys, kuris padidina šansą geresnio miego. Tai yra elgesys, ką mes darom, ko mes nedarom, kad sukeltume sąlygas ir padarytume aplinką, kuri yra palanki miegui ateiti. Ir čia, man atrodo, yra labai svarbu taip pat pasakyti, kad tu to miego nepriversi, neišspausi, kuo labiau tu stengsies miegot, tuo mažiau gausis, bet tu tiesiog gali sutelkti, tu gali taip gyventi, taip elgtis, kad sukurti tokią aplinką, kad tam miegui būtų tikrai labai lengva ateiti ir įvykti. Tai yra keli miego higienos principai, aš manau, čia galima juos skaldyti įvairiai, aš pradėsiu gal šiek tiek vardyti ir tuomet Evelina galės mane pataisyti ir papildyti. Tai pats pagrindinis, aš manau, yra reguliarus miego ritmas. Ir svarbiausia yra keltis tuo pat metu kiekvieną rytą ir atsikėlus stengtis kaip įmanoma greičiau patirti natūralią saulės šviesą. Kodėl? Dėl to, ką Evelina ką tik pasakojo apie cirkadinius ritmus ir kaip būtent šviesa sureguliuoja tą mūsų ritmą. Lietuvoje iš pat ryto saulės šviesa. Kur tai girdėta? Kodėl jūs man užduodate tokį sunkų klausimą dabar? Taip. Bet supratau, reiškia, smegenims reikia tos šviesos. Taip. Ir čia nuostabus klausimas ir aš aišku juokauju. Ir aš pati gyvendama Norvegijoje susiduriu su tą pačią problemą rudenį ir žiemą. Ir visada, kai aš pradedu kalbėti apie miego higieną ir sakau, kad visų pirma, keltis tuo pat metu kiekvieną rytą, gerai šitai yra įmanoma padaryti, bet tuomet patirti natūralią saulės šviesą. Ypač man nepatinka apie tai kalbėti rudenį ir žiemą, nes tada žmonės galvoja, apie ką čia jinai šneka. Bet tuomet iš tikrųjų, gal Evelina irgi čia pakomentuosi, bet gali iš tikrųjų padėti dienos šviesos tos terapijos lempos. Taip, nenatūrali šviesa, šiuo atveju jinai dirbtinė, bet jinai atkartoja savo spektru, intensyvumu, būtent tą natūralią šviesą ir tai labai populiaru Skandinavijoje. Ir pradžiai turbūt net labiau to šviesos terapijos lempos buvo naudojamos sezoniniai depresijai, iš kur atsirado nuotaikai, būtent koreguoti.
Ir kodėl taip yra? Efektas tas šviesos terapijos yra labai geras, nes ir pacientai sako, ir per COVID dažnai naudojam, kam reikėjo dirbti daug vidų ir nuotoliu, jog tai padeda dieną išlaikyti dėmesio energiją bei pagerina užmigimą naktį. Kaip ir sakėt, melatonino gamyba užveda Taip. dienos metu. Gerai, tai supratau ritmiką, režimas, supratau, kad įmanoma kažkaip pasitelkti šviesą, kas dar į tą higieną galėtų įeiti. Dar čia norėčiau trumpą komentarą apie ėjimą miegoti. Dažnai yra irgi sakoma, kad eit miegoti tuo pat metu. Bet čia aš norėčiau truputį tokį punktą B pridėti, kad svarbiausia iš tikrųjų eit miegoti, kai tu jautiesi mieguistas. Nes jeigu tu nueisi tokiu laiku, nes kažkodėl tai nusistatei, bet, pavyzdžiui, tu nesijauti mieguistas ir tu nueisi atsigulsi ir tu neužmigsi, nemiegosi ir gulėsi į lubą, žiūrėsi 2 valandas, nieko gero nuo to nebus ir tada pradės vystytis nelabai sveikas santykis tarp lovos ir nemiego. Tai aš sakyčiau, kad eiti miegoti būtų gerai plius minus tuo pat metu, bet irgi svarbu, kad jaustumės žmogus mieguistas. Tuomet tai ta ritmika. O šitoj vietoj noriu iš karto padėti. Tai jeigu kriterijus vakarais yra ne valanda, o mieguistumas, kas man padėtų sukurti tą nusiraminimo, mieguistumą keliančią mano būseną. Tai kaip aš tą galiu padaryti? Jo, tai čia visų pirma galite būti dienos metu pakankamai fiziškai aktyvus ir taip pat vakare pritemdyti šviesas, sukurti tamsesnę aplinką, kas tuomet yra labai aiškus signalas smegenims, kad diena baiginėjasi, laikas eiti miegoti, tai reiškia pritemdyti tas dirbtinės šviesas, taip pat šiek tiek nusiraminti ir nedaryti didelių kažkokių intensyvių darbų, tai turėti savo kažkokias vakaro veiklas, kurios po truputį pradeda signalizuoti tiek smegenim, tiek kūnui, kad jau po truputį artėja miegas ir laikas išjungti variklius ir pereiti, taip sakant, į poilsio būseną. Evelina, gal papildysit, gal ko man vartot, ko nevartot, turiu menį dietą, mitybos režimas, kažkokios kitos medžiagos į tą miego higieną įeina, nuo ko dar priklauso mano tas sveikas miegas? Ne tik ką vartot, bet ir kada, vėl apie tą patį reguliarumą, turbūt, kad jeigu mes vis tiek sugebėtume turėti ritmiškumą ir mityboje, tai vėlgi padėtų ir norėti miego panašiu metu, jeigu mes palaikytume tą reguliarų ritmą įvairiais aspektais dieną. Ką vartoti, ko nevartoti, prieš pat miegą, žinoma, sočiai neprisivalgyti, nes tada tiek smegenys, tiek visas kūnas bus užimtas galvojimu ne apie tai, kaip ruoštis miegui, o kaip visą tai suvirškinti. Lygiai taip pat didelio intensyvumo, kardio, įvairios treniruotės, labai vėlyvos, sukelia vėl stresą ir tokį parengti organizmui, tai būtų geriau tai daryti anksčiau, idealu pirmoji dienos pusėje, intensyvų fizinį aktyvumą, jeigu tai yra kažkokios jogos, stiliaus, pilates ir panašiai, tai galėtų turbūt likti ir vakarinėmis treniruotėmis. Kalbant apie pačius produktus, yra natūraliai tų produktų, kurie savyje galėtų turėti prie melatonino junginių įvairių, iš kurių vėliau gaminasi bananai. Ką dar mėgstat? Tokį vakarienės receptą galima pasiūlyti, pavyzdžiui, kalakutieną, bet jau ne prieš pat irgi, ir avižinė košė su avietėm, graikiniais riešutais ir bananais, tai čia viskas turi melatonino. Girdėjote? Gerai, tai bet yra ir kitokių medžiagų. Būkim atviri, žmonės vartoja ir alkoholį, tarkim, parūko, nikotiną ir taip toliau. Tai ar šitos medžiagos kažkaip susijęs su miego kokybė po to? Kadangi jos stimuliuoja. Taurelė brendžio prieš miegą. Čia gerai ir blogai? Atsargiai dabar. Aš visada šitam turiu atsakymą. Su alkoholiu yra taip, jog jeigu mes iš tiesų turime labai daug emocinio streso ir užmigti mums trukdo mintelės, tai bet kokia atsipalaidavimo priemonė, kurią mes laikome mums tinkama, gali padėti įeiti į tą miegą ir atsipalaiduoti. Tam kartais žmonės irgi bando vietoje migdomųjų naudoti alkoholį. Ir sako, taurė vyno puikiai atpalaiduoja ir aš įeinu į miegą. Bet jau žiūrint taip labai
objektyviai instrumentiškai, kadangi yra padaryta studijų su žmonėmis, kurie yra pavartoję alkoholio ir tada matuotas jų miegas tais pačiais metodais, kaip Laura pasakojo, dedant elektrodus ant galvos, žiūrint smegenų stadijas, prabudimus ir kitus gyvybinius rodiklius. Tai pastebėta, jog pavartojus alkoholio tas miegas yra fragmentuotas, suskaldytas dėl prabudimo, trūksta to giliausio miego, tai jis nėra toks geras ir kokybiškas. Bet galbūt iš tiesų užmigimo greitis individualiai kažkam gali ir būti trumpesnis. Bet diskutuojant su pacientais, ypač nemigos pacientais, stengiamas ieškoti alternatyvų, ar ne, kad tai būtų nei cigaretės parūkymas, kuris vėl gali emociškai nuraminti daugą, ir ne alkoholis, o ieškoti minėtų kažkokių ritualų, atsipalaidavimo kitų būdų. Perėsim prie patarimų pabaigoje tinklalaidės. Dabar noriu įterpti, kad gerbėmieji stebėdami šitą įrašą, jūs galite pamatyti ekrano pačioje QR kodą. Jį nuskenavę, jūs galėtumėte parsisiųsti savo į telefoną vadinamąjį ilgamžiškumo pasą. Ir ten galite įrašyti visas naudingas, kaip jums atrodys, mintis, kurias išgirdot dabar, ir mūsų svečių patarimus, kurie bus pabaigoje. Taip kad laukime. Gerai, tai šiek tiek probėgšmiais perėjom per miego higieną, bet net ir drausmingam ir sąmoningam žmogui gali įvykti miego sutrikimai. Kokie yra pagrindiniai miego sutrikimai? Miego apnoja lyg ir minėjote, jeigu norit dar galite kažkiek praplėsti. Man labiau būtų svarbu turbūt, o kaip man išvengti tos miego apnojos, arba kas yra rizika, kad aš ją turėsiu. Ir gal kokie kiti yra miego sutrikimai? Taip, iš viso išskiriam, jeigu taip tokias 7 net iš pagrindinės miego sutrikimų grupės, bet iš jų dažniausios yra kvėpavimo sutrikimai miego metu, būtent miego apnėja ir nemiga. Tai kalbant apie miego apnėją, gali būti keli tie rizikos veiksniai. Turbūt pats pagrindinis yra viršsvoris ir tai labai tiesiogiai susiję. Jeigu mes turėsime daugiau kilogramų ir daugiau riebalinio sluoksnio aplink sprandą, aplink krūtinės ląstą, tai mums vėl sukels kliūtį kvėpavimui, tiek išoriškai, tiek ir viduje. Tiesiog mechaniškai. Mechaniškai šiuo atveju. Bet galim turėti ir labai liesą žmogų, kuris knarkia ir turi kvėpavimo sustojimus. Ir tada priežasties reiktų ieškoti kvėpavimo takų anatomijoje. Galbūt tai yra kreiva nosies pertvara, galbūt tai yra netinkama žandikulio padėtis, galbūt tai yra viduje gerklėje minkštųjų audinių susiglaudimas. Ir tai vėlgi duoda tą mechaninę kliūtį, tik kitokios kilmės, nepatekti orui. Labai dažnai, ypač kalbant apie pirmąją grupę, viršsvorio pacientus turinčius apnėją, jie dažnai turi visą katilą ir kitų metabolinio sindromo ligų. Jie dažniausiai turės ir kraujospūdį, ir širdies ritmo sutrikimus, ir cholesterolio apykaitos sutrikimus, galbūt jau turėjo savo istorijoje ir įvykusi širdies infarktą ar galvos smegenų insultą. Dėl to šie pacientai ypač svarbus laiku, tiek į juos reikia atkreipti dėmesį, tiek koreguoti kiekvieną tą rizikos veiksnį, įskaitant ir tą apnėją. Nes nemažai tokių įvykių gali ir įvykti naktį. Sustoti širdis, sutrikti ritmas, būtent dėl to, kad mums trūko deguonies ir mes nustojame kvėpuoti. Tai kalbant apie prevenciją, svoris, labai akivaizdu ir aišku. Jeigu tai yra anatomija, ne visada mes galim ją pakeisti, gal reiks mums ir chirurginės intervencijos šitoje vietoje. Šiek tiek galim pakeisti su pozicija, nes neretai gulint ant nugaros, užkrenta liežuvio šaknis ir trūksta mum vėl to oro. Kartais užtenka pasisukti ant šono įvairiais metodais ir taikyti tą pozicinę terapiją, bet ne visada. Tai čia kalbant apie obstrukcinę miego apnėją. Kalbant apie nemigą ir kaip jūs pasakėt, būnant labai drausmingu ir pavyzdingu, ar galiu turėti vis tiek miego sutrikimą. Ir nemigos pacientai neretai yra labai drausmingi ir pavyzdingi, jie net gali būti linkę į tą perfekcionizmą ir nerimastingumą. Ir būtent asmenybiniai tipai, paveldimumo momentas, kuris vis labiau atrandamas prie nemigos pacientų, stresiniai įvykiai, kažkoks nuolatinis emocinis stresinis krūvis gali kelti riziką turėti nemigą. Ir ji gali būti ūmi arba lėtinė. Ūmi dėl kažkokios staigaus įvykio, kuris galbūt pranyks ir mums ta nemiga pasibaigs.
keičiasi darbai, egzaminai, žmogaus netektis, kažkoks ūmus stresorius. Jį pašalinus galbūt mūsų miegas vėl susitvarkys. Bet pagrindinė bėda ir dažniausiai dėl ko pas mus ateina pacientai ir miego centrą, tai yra lėtinė nemiga. Kai žmogus jau turi užsitęsusią ir besikartojančią problemą, arba užmigti nakties pradžioj, arba prabunda ir nebegali tęsti miego, arba pabunda per anksti, nors tikslas būtų prabusti keliomis valandomis vėliau. Tai turint lėtinę nemigą, jau turime ieškoti rimtesnių metodų, kombinuojant. Bet kokios dažniausios priežastys? Čia genetika, čia kas? Tai kaip ir tie 3 komponentai. Provokatorius kažkoks turėtų būti, genetinis, paveldimumas, mes sakom 3P modelis. Provokacija, paveldimumas ir tie palaikantys veiksniai. Turim riziką šeimoje, turėjom kažkokį stresorių ir toliau turim palaikant veiksnį savo asmenybę, blogą netinkamą reakciją į stresorius arba nuolatinį stresorių šeimoje, santykiuose, darbe ir mums susikaupė 3P ir nemiga kartojasi. Laura, Evelina paminėjo aukštą kraujospūdį. Prieš laidą kalbėjomės, kad šiuo metu tyrinėjate, kaip aukštas kraujospūdis veikia tą miego kokybę. Tai gal čia truputį proga irgi paminėti. Rizikos veiksnys aukštas kraujospūdis. Kodėl tai yra blogai miego kokybei? Jeigu jinai bloga, žinoma, tada užsiveda viską, ką Evelina paminėjo, bet pats kraujospūdis, kaip čia susijęs su miego? Tai gal šiek tiek aiškesnis ryšys yra to, kad prastas miegas ar nepakankamas miegas kelia riziką aukšto kraujospūdžio. Tai čia jau yra pakankamai daug duomenų, kad galime suteikti tokį. Bet taip pat, o kaip aukštas kraujospūdis paveikia miegą, tai yra pakankamai aktyvi tyrimų sritis, tai aš dabar tą pati bandau tirti, kaip aukštas kraujospūdis paveikia būtent smegenų valymo mechanizmus, nes ką mes matome, kad aukštą kraujospūdį turintys žmonės taip pat turi šiek tiek didesnę riziką neurodegeneracinėms ligoms. Ir mano ir kitų mokslininkų hipotezė yra, kad galbūt tai veikia būtent per miego metu vykstančią smegenų valymo sistemos tą sutrikimą. Bet čia aš dar, tiesą sakant, norėjau šiek tiek tokį komentarą prie Evelinos temos apie tai, apie ūminę nemigą ir lėtinę nemigą. Ir man atrodo labai irgi įdomus toksai dalykas, kad labai dažnai tai, kas sukėlė ūminę nemigą, yra visiškai ne tas pats, kas palaiko tą lėtinę nemigą. Ir ką Evelina minėjo, tie palaikantys veiksniai, būtent kurie palaiko lėtinę nemigą, tai labai dažnai yra, kad žmogui, kai vyksta ūminė nemiga, ir žmogus bando susitvarkyti su tuo, tą pataisyti, bet tie elgesiai, tiesą sakant, labai dažnai sukelia lėtinę nemigą. Jie veikia visiškai ne taip, kaip pavyzdžiui. Jeigu žmogus naktį negali miegoti, bet paryčiais kažkaip užmigo, tai jisai nebesikels tuo pat metu kaip kiekvieną dieną ir miegos kiek jam telpa. Ir tas tik dar labiau užderins ritmą, ne? Arba, pavyzdžiui, naktį nemiegojo ir tada galvoja, tai aš gal dieną tada geriau pamiegosiu. Ir tie tokie veiksniai, kurie tarytum bando pagelbėti, tiesą sakant, gali tokią meškos paslaugą padaryti, taip tiesiog pagalvojau, kad gal visai svarbu. Besistengdamas pagerinti savo miegą, aš galiu per daug akcentuotis į tas detalės ir netgi sutrikdyti tą ritmą, kas yra vienas iš pagrindinių dalykų. Ir tiesą sakant, netgi vienas dalykas, kad pavyzdžiui, jeigu tu šiaip gerai miegi ir, pavyzdžiui, vieną naktį blogai miegojai, pats geriausias dalykas, ką tu gali padaryti, tai nieko nedaryti tą kitą dieną. Dėl to nesinervuoti. Taip. O čia jau linkstam prie tam tikrų psichologinių dalykų ir, aišku, psichologo pagalba čia tikriausiai irgi yra svarbi. Gal Evelina galit čia praplėsti tą, kas, kada ir pas kokį psichoterapeutą turėtų kreiptis, jeigu turi miego sutrikimą. Tai turbūt tas labiausiai liečia nemigą ir tada komandoje mes visada labai norim turėti žmogų, kuris moka tikslingai gydyti būtent lėtinę nemigą, nes vienas iš pagrindinių ir moksliškai įrodytų gydymo būdų lėtiniai nemigai yra speciali psichoterapijos rūšis, kuri vadinasi kognityvinė elgesio terapija nemigai. Nes psichoterapijos rūšių yra įvairių ir visada taip pacientams sakau,
Psichoterapija, akis plačios. Sakau, neįsivaizduokite, kad jūs gulėsite ant kušetės ir jūs analizuos apie jūsų vaikystės gyvenimo traumas. Ši psichoterapija yra ne apie tai, galima ir tokią turėti, bet tikslas yra visai kitas. Kognityvinė elgesio reiškia, aš pažįstu problemą ir su ja dirbu, nes mes kognityvinę galim taikyti ir vorų baimiai, ar ne, kažkokiai aiškiai problemai spręsti. Tai lygiai taip pat ir nemigai. Kognityvinė elgesio terapija yra pati efektyviausia. Ir koks principas yra psichoterapijos nemigai, tiek edukuoti pacientą apie visą tą miego supratimą, mechanizmus, šitus dalykus, tiek užgriebti tuos netinkamus įsitikinimus, lūkesčius, didelį lūkestį, kaip greitai reikia pagerinti miegą, nes jeigu dabar nepagerinsiu, nefunkcionuosiu. Suardyti šitą neteisingų lūkesčių ratą, bei jeigu tai yra kažkokie nerimo momentai, nes labai neretai šalia gali lydėti nerimo sutrikimas, užgriebti ir jį, ir nerimo sutrikimą. Ir mokyti tiek atsipalaidavimo prieš miegą, tiek kitaip reaguoti į miegą dienos metu. Ir šiuo metu, ką matau ir iš komandoje dirbančių psichoterapeutų, jie irgi improvizuoja ir žiūri, kokius dar įrankius gali pritaikyti. Jie taiko ir mindfulness arba lietuviškai dėmesingą įsisąmoninimą dienos metu. Ir įvairias schemų terapijos. Jie jau plečiasi net ir su ta savo kognityvinė elgesio terapija, individualizuotai pagal žmogų. Bet pagrindinė mintis yra tokia, ir jeigu mes turime šviežią, vadinkime, lėtinės nemigos pacientą, tai ir turėtų labiausiai padėti. Ir ties to ir turėtume sustoti, nenuėję į cheminį medikamentinį sprendimą. Bet būna visaip, neretai mes turime naudoti ir derinį, psichoterapiją bei vaistus, kartais mums reikia tikrai spręsti vaistais, nes galbūt greta yra kitų problemų, neurologinių ar psichikos sutrikimų, bet aš labai esu šalininkė šitos psichoterapijos. Gal galit pasidalinti, vis tiek minėjot, kad komandoje dirbate, kad žmonėms lengviau suprasti, kada kreiptis, su kokiom, pavadinkim, nuostatom arba su kokiom problemom ateina pas tokį kognityvinės elgesio terapijos specialistą. Kokias problemas atsineša, kaip pacientas mato, kodėl jis nemiega? Kada kreiptis, turbūt vis tiek neretai pirmiausia ateis pas miego srityje dirbantį specialistą gydytoją, turbūt greičiausiai taip bus, nes žmogus gal ne kiekvienas ir pažins ir žinos, man reikia būtent kognityvinės elgesio terapijos, arba žmogus kels klausimą, galbūt man reikia įsiaiškinti priežastį biologinę, struktūrinę, arba galbūt man reikia vaistų. Tai turbūt dažnesnis kelias bus, kad ateis pas mane ar mano kolegas, kurie dirba miego sutrikimų srityje. Ir taip tada sakant, mes pas jau gydytoją galime... neurologą pirmiausia. Matot, miego srityje gali taip labai, taip įdomi ta miego sritis, nes ji yra labai daugiadisciplininė. Ir dėl skirtingų sutrikimų gali patekti ir pas kitus specialistus. Jeigu tai yra kvėpavimas, juk neretai pateks pas pulmonologą, ar ne? Jeigu tai yra kažkokie naktiniai širdies plakimai, gali patekti pas gydytoją kardiologą. Jeigu tai yra rytiniai galvos skausmai, gali patekti pas neurologą, bet nedirbantį miego srityje. Tai mes galime įvairiai prieiti prie miego problemos. Bet jeigu toks pacientas ateitų pas mane, mes turėtume turbūt labiausiai išsigryninti, ar mes turime šalia kažkokį iš tikro struktūrinę priežastį, galbūt vartotus vaistus, galbūt kažkokius aiškius kitus provokatorius, kuriuos turim tvarkyti, o gal iš tiesų mes turime ieškoti priežasčių paguldydami žmogų miego laboratoriją, nes gal tai yra vidurio nakties nemiga ir žmogus bunda dėl kažkokių kitų priežasčių. To paties minėto kvėpavimo sustojimo, kojų judesių, lunatikavimo sapnų ar dar daugybės kitų priežasčių. Ir tada mums reiktų daryti visos nakties miego tyrimą, bei aiškintis galbūt ir kažkokius laboratorinius tyrimus ir kitus dalykus. Atsiprašau, ar labai dažnai aptinkat, tarkim, metabolizmo sutrikimus, tarkim, hipoglikemijos, cukraus kiekio kraujyje sumažėjimas tam tikrų nakties metu, kas, kaip žinau, nervų sistemą skatina pažadinti, nes kelkis kažkas blogai.
Ar dažnai pasitaiko tokių dalykų? Vis dažniau įtariame, nes apie tai irgi žinojimo daugėja, kad vyksta tie glikemijos svyravimai, kad jie svarbus ir tobulėja stebėsena, ar ne? Mes dabar galime turėti gliukometrus, prisikliuoti pleistrus. Žinojimas tarp visų specialistų didėja, endokrinologai, gydytojai dirbantis ar ne su visa šita veikaita nukreipia, atsiunčia pacientus. Tai daugėja tokiu atveju. Signalas, kad aš apie tai pagalvoju, yra, jeigu pacientas sako, jog aš atsibundu ir būtinai turiu eiti užvalgyti. Ir jie neretai tą pasako, būtinai ten ar duonos kąsnelį, ar kažką atsigerti, jau man toks signalas, reikia žiūrėti šituos svyravimus. Specialiai, rutiniškai mes to nedarome, kiekvienam to netiriame, bet tai yra irgi priežastis, apie kurią turim pagalvoti. Taip. Gerai, tai Laura. Mes einam į pabaigą, dabar truputį toks reziumavimas. Tai jūsų nuomonė, kokius didžiausius pavojus sukelia miego sutrikimai, miego stoka, nekokybiškas miegas, sutrikusi jo struktūra? Kokie didžiausi pavojai? Dar kartą priminkim savo. Tai visų pirma, tai tikrai paveikia mūsų smegenų ir proto veiklą, tai mes dirbsime ne taip produktyviai, nebūsime tokie kūrybingi. Pavojus didžiausias, mano nuomonė, yra reakcijos laikui ir atidumui, nes neišsimiegojus itin pailgėja reakcijos laikas, tai tuomet gali būti pakankamai pavojinga, kaip mes minėjome, vairuoti automobilį ir atlikti kitus veiksmus. Pavojus numeris 2 yra realiai fizinės ligos, kad susikaupęs ilgalaikis miego trūkumas ar prastas miegas kelia daugelio lėtinių ligų riziką. Ir čia aš netgi norėčiau šiek tiek paminėti, kad nėra gal taip lengva ir paprasta suprasti, bet miegas yra labai svarbus mūsų imuniniai sistemai, kad mus apsaugotų nuo ligų. Ir daug tyrimų rodo, kad žmonės, kurie miega per trumpai arba miega prastai kurį laiką, dažniau serga. Ir dažniau serga, ir ilgiau serga, ir yra didesnė komplikacijų rizika, užtrunka ilgiau atsistatyti po įvairių ligų ir taip toliau. Tai čia netgi... būtent lėto miego metu mūsų kūnas ir tame tarpe imuninė sistema regeneruojasi, atsistato po dienos iššūkių, taip? Miego metu, miego metu. Ir trečias pavojus prasto miego, mano nuomonė, yra tiesiog mūsų savijauta, mūsų nuotaika, mūsų psichinė būklė, ne? Ir čia, man atrodo, lengviausia kiekvienam yra tą pajusti ir tiesiog pagalvoti, ne kaip aš jaučiuosi, kai aš gerai išsimiegu, kaip aš jaučiuosi, kai aš blogai išsimiegu. Yra pakankamai aišku, ne, kai tu esi visas pilnas energijos, geros nuotaikos, o kada tu esi žymiai labiau paveikiamas streso ir esi linkęs katastrofizuoti, dramatizuoti ir taip toliau. Evelina, gal pridursit kažką? Dėl imuninės sistemos tai turbūt svarbesnis ne pats miegas, o cirkadinis ritmas, nes taip labai įdomu, jog atrodo miego metu nieko nevyksta, turi būti labai ramu organizme, bet nemažai būtent imuniniai sistemoje ir priešuždegiminiai, antioksidaciniai sistemoje dalyvaujančių junginių yra labai aktyvūs naktį ir jie visiškai priklausomi nuo ritmiškumo. Tai tas irgi labai svarbus, manau, momentas, dėl ko vėlgi kaip pavyzdys ritmo sutrikimai, pamaininis darbas, skridimas per kelias laiko juostas gali mus vėl išbalansuoti ir nustumti į didesnę riziką pasigauti kažkokią virusinę, tarkim, infekciją. O melatoninas irgi įdomus tuo, kad vis labiau tyrinėjimas iš tos pusės, jog gali turėti tiek prieš skausminių, prieš uždegiminių, antioksidacinių savybių. Tai atrodo magiškas hormonas, per COVID labai užkilo noras jį tirti, pasižiūrėsim iš tiesų, įdomu. O dabar noriu paprovokuoti truputį apie mitus pakalbėti. Pavyzdžiui, Laura, ar reikia tikėti sapnais? Jeigu tai gerina jūsų gyvenimą, tai tikėkit, aš tai taip pasakyčiau, bet iš esmės sapnai, bent jau remiantis moksliniais duomenimis, moksliniais tyrimais, tikrai nėra taip, kad sapnai kažką reikštų, kad, pavyzdžiui, jeigu tu sapnuoji ten balandį, tai ten kažką reiškia, arba jeigu tu sapnuoji šunį, ten irgi būtinai visiems tą patį reiškia, ne? Sapnai apskritai, ką reiškia sapnai, kodėl mes sapnuojame, yra labai sunku ištirti šią sritį, yra be galo įdomi. Ir čia galime pagalvoti irgi apie tai, kad
kaip tirti sapnus, ne? Nes vienas yra tai, ką tu iš tikrųjų sapnuoji, kitas yra, ką tu prisimeni ir dar trečias visiškai skirtingas dalykas yra, ką tu papasakoji, ne? Tai kol kas mes dar negalim taip objektyviai matuoti ir matyti, ne, tų sapnų ir apskritai yra manoma, kad sapnai, sako šalutinis produktas, man tas šalutinis gal nelabai patinka, bet iš esmės greitojo miego metu, kai mes daugiausiai sapnuojame, yra apdorojama mūsų naujai įgyta informacija ir jinai yra, kaip peržiūrima, išrūšiuojama, tai kas ten svarbu yra išsaugoma, įpinama į mūsų jau turimą visą informaciją ir, tie sapnai tarytum yra to išraiška. Ir sapnuose labai dažnai atsispindi ne kažkokie faktai būtent, bet mūsų emocinės būklės, ką mes jautėme patiriant. Tai ir, jo. Kaip psichologai sako, sapnas yra tavo. Ne kieno nors kito, to žmogaus, kurį tu sapnuoji, tai yra tavo išgyvenimai ir taip toliau. Kalbant apie informacijos apdorojimą, turiu klausimą Evelinai, bet pasakysiu, kodėl klausiu, nes iš tikrųjų tai dažnai klystama galvojant, kad nervų sistemoje, kalbant apie atminties mechanizmus, turime atskirus stalčiukus. Stalčiukas darbui, matematikai, stalčiukas kelionėms ar dar kam nors. Iš tikrųjų visa informacija yra dekoduojama, ta prasme išdalinama kaip puzlės dalelės ir patalpinama į atskiras smegenų sritis. Miego metu manoma, kad vyksta procesas, kai ta informacija būtent dekoduojama, konsoliduojama, su ja dirbama, nes tikriausiai jūs paliudysit, kad miego tyrimai parodė, kad miego metu smegenys intensyviai dirba tam tikrose fazėse. Bet mitas. Jeigu pasidėsiu užsienio kalbos knygą po galvą miegodamas, ar iš ryto atsibusiu žinodamas tą kalbą? Labai priklauso, ką prieš tai darėt ir kada pasidėjot ir kiek laiko išmiegosit. Visiškai nesvarbu, ką pasidėjot. Tai gerai, praplėskit. Kokio storio, ar ne, bet lygiai taip pat svarbu pati kokybė, kad atliktų tą tinkamą visą perdirbimą, dekodavimą ir sudėliojimą. Manau, čia yra esmė, kas irgi apibendrina visą tai, ką kalbėjom. Tiek reguliarumas, tiek pakankamas miegas yra žymiai svarbesnis negu bandymas prisimokyti per naktį, ar ne? Miegas, mano nuomonė, apskritai, galima taip grubiai pasakius, 50% yra aktyvus mokymasis, 50% yra pasyvus mokymasis. Nors čia skaičius iš oro ištraukiau, bet iš esmės, kad dvi yra svarbios dalis. Visų pirma, tu turi įkrauti tą informaciją į smegenis, bet lygiai taip pat be galo svarbi dalis yra, kad tavo smegenys apdorotų tą informaciją ir ją išsaugotų. Ir yra labai daug tyrimų, kurie rodo, kad žmonės, kurie mokėsi ir viena grupė miegojo, kita nemiegojo. Tie, kurie nemiegojo, žymiai blogiau atsiminė. Greičiau užmiršo tą, ką išmoko. Taip. Ir taip pat, kas yra labai svarbu, kad tie, kurie nemiegojo, po to jiem yra sunkiau įsidėti naują informaciją. Tai bus ir po to sunkiau mokytis. Matot, kaip įdomu miego tema. Bet mes jau einame į pabaigą ir aš norėčiau savo svečių paklausti arba paprašyti 2 patarimų susijusių su miego sveikata. Vienas, kad būtų, ką turėtume daryti, o kitas, ko turėtume nedaryti, kad turėtume sveiką miegą. Nežinau, kas norit pradėti. Aš noriu pradėti, nes gali būti, kad tą patį pasakysiu. Tai turbūt ką daryti, tai iš mano kalbos pasikartojant, miegą laikyti prioritetu, o ko nedaryti, nekelti per didelio lūkesčio miegui. Ką man dabar sakyti? Dabar improvizuok. Ką dabar man sakyti? Jo, aš tiesą sakant, norėčiau tokiu gal meta patarimu netgi pasidalinti. Viena žinoma miego neuromokslininkė man labai patiko, kai jos paklausė, o kaip jūs gerai miegat? Ką jūs darot, kad jūs gerai miegotumėt? Ir man be galo patiko jos atsakymas, jis toks pakankamai nelengvas, bet, vienu žodžiu, jinai sako, man gerą miegą atneša gera diena. Kai aš dariau tai, kas man kelia prasmę, kas man kelia vidinį džiaugsmą, kai aš buvau tokiu žmogum, kad aš vakare, didžiuojuosi savim, kad aš toks žmogus buvau, man patiko ta diena ir kai aš realiai laukiu kitos dienos. Kai aš laukiu, ką aš ten veiksiu, ką aš ten darysiu ir tuomet gerai miegi. Man labai patiko tas iš tikrųjų. Tai patarimas būtų mėgautis gyvenimu. Mėgautis gyvenimu. Aš labai noriu čia papildyti. Yra labai įdomi tendencija pastebėta, jog visų tų miego mokslininkų grandų, kurie kūrė tą miego mediciną, atrado miego sutrikimus, pirmieji užregistravo miego tyrimą,
jų vidutinė amžiaus trukmė yra labai didelė, 90+. O. Ir tada visi sako, tai čia dėl to, kad jiems labai rūpi miegas ir jie gerai miegojo. Ir sako, ne, dėl to, kad jie visada turėjo labai mylimą, svarbų tikslą ir prasme. Geras. Tai va čia labai papildant Lauros Tai mintį. mėgautis gyvenimu padeda turėjimas tikslo arba prasmės viso to. Tai gerai, Laura, o ko nedaryti? Ko nedaryt. Jo, aš čia, tiesą sakant, paantrinsiu Evelinai, kad per daug neužspausto miego reguliavimo. Kodėl aš noriu paantrinti? Dėl to, kad dabar didžioji dauguma žmonių matuoja tą miegą. Ir kiek žmonių rašo ir ateina prie manęs ir sako, o tai ką man dabar daryti, žiūrėk, aš tik tai 1 valandą gilaus miego turėjau ir taip toliau. Ir tas toks sukontroliavimas, suoptimizavimas labai daugam dabar visiškai išbarsto tą miegą. Ir čia labai svarbu paminėti, kad tie sekimo prietaisai visų pirma, didžioji dauguma yra netikslus, o visų antra, tikrai nereikia sekti to miego kiekvieną dieną. Čia kaip ant svarstyklių lipt kas valandą. Nėra prasmės. Tu ten ar pavalgė, ar išgėrė, ar nuėjai, taip sakant, kur. Ir tas biologinis sviravimas yra labai labai natūralu. Tai netgi jeigu sekat miegą, tiesiog žiūrėti į savaitinės tendencijas. Ir svarbiausia žiūrėti, kaip jaučiatės. Tai per daug neperspausto miego optimizavimo, nes smegenis kūnas žino geriau už jūs, kokio miego jum va tą naktį reikia ar tą naktį reikia. Kitaip sakant, nesiakcentuoti, nes dažnai mūsų natūralūs mechanizmai mums padės, jeigu mes neįsikišim psichologiškai. Tas mūsų protingas, jis kartais nori kontroliuoti gamtos procesus ir dažnai, kaip būna, kad prigadina visko. Turiu tokį klausimą, tiesiog išgirskite jį ir gal ateis kažkokia įžvalga iš vidaus. Kas liko nepasakyta? Labai daug dalykų. Kurie pirmieji dalykai atėjo Evelinai galva? Kad iš 7 tik 2 miego sutrikimus paminėjau, bet tikrai neįsiplėsiu, nes mums reikia 2 valandos. Tai ir tada neišsiplečiant, turbūt vis tiek išlikti budriem, nesiakcentuoti, nedaryti problemos ten, kur jos iš tikrųjų nėra ir nekelti per daug nerimo, bet išlikti pastabiems tiek patiems, tiek artimiesiems. Kad jeigu kažkas vyksta, girdisi nakties metu arba pojūtis yra tikrai nekokybiškas miegas, tai ateiti tos pagalbos. Ačiū. O Laurai, kas atėjo galva? Aš galvoju, gal dar kartą paakcentuoti, labai daug žmonių vis dar aukoja miegą, kad kuo daugiau padarytų. Tai va tas nelabai tikslus produktyvumo ir miego santykio supratimas. Jau šita situacija tikrai taisosi, bet dar tenka dažnai sutikti žmonių, kurie miega trumpiau, kad kuo daugiau padarytų, kuo būtų produktyvesni ir taip toliau. Ir aš tiesiog noriu pabrėžti, kad santykis yra visiškai 180 laipsnių į kitą pusę, kad jeigu jūsų tikslas yra būti kaip įmanoma produktyvesniais, miegas yra numeris 1 strategija. Nes čia vėlgi daug tyrimų rodo, kad mes patys produktyviausi galime būti, kai mes esame išsimiegoję. Ir kai mes miegame per mažai ir prastai, mes dirbam lėčiau, darom daugiau klaidų, tos darbus reikia perdaryti. Ir netgi keletas didelių analizių yra taip estimavę, primetę, taip sakant, kad dėl prasto miego vidutiniškai pilno etato darbuotojas praranda 40-50 pilno darbo dienų per metus, dėl to, kad kai mes prastai miegam, dirbam neproduktyviai, daugiau sergam, prasčiau jaučiamės ir taip toliau. Čia informacija darbdaviams. O taip. Bet man dar nuskambėjo, kad nepasakyta čia tik tais, kadangi apie efektyvumą užsiminė Laura, miegas, jo kokybė ir perdegimas. Jie kažkaip susiję? Evelina, čia nežinau, ar čia fundamentinių tyrimų tema, ar čia klinikinė tema? Ir tokia turbūt, o ir madinga tema. Ar ne? Nes reikia suprasti savoką. Būkim madingi, pakalbėkim. Visai madinga būti ten perdegusi, staiga atsijungti, rasti laiko savo ir visokios kitokios frazės, žmonės mėgsta jomis operuoti. Bet kai tai yra liga, tai jau
tai jau yra problema, ar ne? Mes tada tikrai jau pajusim, kad atsisako tiek emocinės, tiek fizinės mūsų sistemos. Ir tam reikia prevencijos, reikia signalų, gal ir iš artimųjų pastabumo, kad va, sustok, to yra per daug. O komponentai yra tie patys ir ką Laura dėl darbingumo ir minėjo. Tai reikia pamiegoti, kad būti darbingiamis, bet žmonės reikia edukuoti apie tai iš tiesų. Kalbant apie vieną iš populiarių teorijų apie perdegimą, tai juk mes turim tam tikrą krūvį, tą vadinamą alostatinį krūvį, reiškia aplinkos darbo funkcijų atsakomybių ir turim resursus. Tai miegas labai svarbus resursas ir jeigu mes neturim kokybiško miego, balanso netenkam ir einam link perdegimo. Laura, gal dar kažką prie perdegimo? Na tai pelės neperdega, tai aš labai daug tyrimų iš tos pusės neturiu, bet kiek teko skaityti kitų mokslinių straipsnių, tai prastas miegas, per trumpas miegas, vėlgi chroniškas, tai per ilgą laiką susikaupęs, prisideda ir gali kelti riziką perdegimo. Tai kol kas dar nėra priežastis pasekmė, bet geras miegas, manau, yra tikrai gera strategija. Vienas iš įrankių užkirsti kelią ar sumažinti perdegimo riziką. Nu kągi, tiems, kurie dar neužmigo, žiūrėdami šitą tinklalaidę, priminsiu, kad pačioje ekrano galite matyti QR kodą, ten turėti savo ilgaamžiškumo pasą ir įsirašyti labai gerus patarimus mūsų viešnių. Noriu padėkoti Laurai, neuromokslininkai šiuo metu iš Oslo universiteto ir Evelinai, gydytojai neurologai. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū visiems.